Ar perdegimas ištinka staiga? Kristinos Maslach tyrimai rodo, kad perdegimas yra procesas. Jis nesusiformuoja per vieną dieną. Pamažu kaupiasi emocinis išsekimas, cinizmas ir neefektyvumo jausmas. Prevencija – tai gebėjimas laiku atpažinti signalus, nuolatinį nuovargį, motyvacijos stoką, emocinį atbukimą. Perdegimas nėra silpnumo ženklas ar kaltės ženklas. Tai signalas, kad rūpinomės kitais, pamiršdami rūpintis savimi, su pagarba savo. O tai reiškia, kad sustoti laiku – tai yra brandžios stiprybės išraiška. Tas pats kaip baterija. Jei jos niekada neįkrauname, ji galiausiai visiškai išsikrauna. Kokie susitarimai su savimi neįvyko, kad šiandien jaučiuosi kitaip, nei norėčiau? Prenumeruok kanalą. Jame kasdien po minutę apie emocinę, fizinę gerovę, profesinį augimą bei motyvaciją ir prasmę. Ačiū, kad žiūrėjai.